который... Ну.
Na, sužaidėm varžybas, manau, labai neblogas varžybas. Laimėjom 3-0, žaidėme neblogai. Buvome šiandien stipresni už taurę. Šiandien mušiai pirmąjį įvartį atstovaudamas pirmąjį Šiaulių komandai, tai kaip jautiesi pirmiausia po pirmojo įvarčio? Nu, smagu, aišku, pelnyti įvarčius. Sieksiu gal A-lygoje įmušti įvartį, tas įvartis gal dadės drąsos daugiau, pasitikėjimo savimi. Pelnai gražų įvartį, kaip pakomentuotum, jį kaip pavyko įmušti? Perėmiau vidurį kamuolį, ten gynėjai nesusitarė, buvo daug tarpų, aš pro tos tarpus pralindau ir įmušiau. Na ir kokie tavo tikslai artimiausiame artėjančiame sezone 2010 metų lygos? Bandysiu įsitvirtinti, aišku, pagrindą po biškį, kad kuo daugiau žaisčiau po biškį. Manau, dirbti su darbu gal pasieksiu. Galbūt šiandieną nėra rezultatas svarbiausia, nėra pergalės svarbiausia, ieškom, ką galim patobulinti, ką kiekvienose varžybose norėčiau, kad būtų laiptelis į priekį, kažkoks žingsnis į priekį, lyginant su praeitom varžybom, aišku, yra buvo žingsnelis į priekį. Dar sunkiai gaunasi kai ką išpildyti, ypač paskutinį pasą, tikslų pasą, užbaigimo atakos, bet tai yra dar turbūt nelaikas, dar mažokai dirbam su kamuoliais. Matos, kai kuriuose momentuose, kad to pritrūkstam, bet šiandieną tikrai buvom gan mobilus momentais, tikrai trumpą pasą gerai sužaidėm, taip kad galvoju, pelnytai laimėjom. Džiaugiu, kad ir jaunimas šiandien sužaidė daug geriau negu praeitas varžybas. Aivaras Venusas šiandien pradėjo rungtynes startinėje sudėtyje. Kaip vertintumėt jauno gynėjo debiutą ir ko tikitės sezone iš jauno gynėjo šio? Tai dar sezone dar daug iki jo laiko, dar sunku kažką pasakyti. Šios varžybos gan, sakyčiau, pagal savo galimybės dar sunku vertinti, reiktų pažiūrėti su stipresniais varžovais, kaip jis žaisti, taip kad dar jam daug ko reikia, daug ko trūksta, taip kad čia tik tai bandymai ir pasižiūrėti, kaip atrodys.